It's bad to run away from it, to ignore it. Yeah, we should see the world as Krishna's expansion. Taip, turėtume matyti pasaulį kaip Krišnos ekspansiją. But we should also understand the function of this material world. Bet taip pat ir turime suprasti šito materialaus pasaulio funkciją. It is not the proper place for us to live in. Kad ji nėra tinkama vieta, kur mes galim gyventi. It's just like I was saying, this material world is it's like a torture chamber. There's repeated birth and death. Kaip aš jau ir minėjau, kad šitas pasaulis yra kaip kankinimo kambarys, kartojasi mirtis, gimimai. So if you're in a torture chamber, well, it makes sense to try and get out of it. Todėl ir jeigu žmogus randasi kankinimo kambarį, tai ar nebūtų protinga jam iš jo išeiti? We don't belong in this material world. Mes nepriklausom šitam materialiam pasauliui. We're not meant for being born and dying again and again. Ir mums visai nėra skirta gimti ir mirti ir vėl ir vėl ir vėl. So it's only sensible to try to get out of this situation. Ir todėl iš tikrųjų protinga stengtis iš tos situacijos ištrūkti. Yeah, there was another question. Yeah. Yra kitas klausimas. This lady here. This lady had her hand up first. Moteriška pirma pakėlė ranką. Yeah. She wants to ask a question, please ask. He's leaving. Let him stay for prasadam. Ask him to stay for prasadam. Yeah. That man's leaving. He already left. Quick, go and catch him. Run, catch him. He's gone. He's already leaving. Too slow. Reikia priimti Evangeliją, kad Kristus ateitų, taip? Tada Kristus. Ta prasme. Ir tada ateis Kristus. It is said by Jesus Christ that during this time everyone will be obliged to hear Evangelion. I don't know in English. Evangelicism? Yeah. Everyone will be obliged to hear this, and only then he will come to this. This sounds like Jehovah's Witnesses stuff. Čia skamba panašiai kaip Jehovos liudytojų filosofija. Yeah, anyway. Yeah, then? Taip. Ir po to kas? Yeah, so, is there any question? Ar yra klausimas tame, ar tik, toks pasakymas? Ar tik per Krishną, ar galima ir per Kristų? And the question is it possible to get free only by Krishna's mercy or also by Jesus Christ, because he died for our vices, for our sins? Well, that's Christian understanding. Tai krikščioniškas supratimas. That it's a very strange idea that God came and then he was killed for 3 days. Tai toks gan keistas supratimas, kad Dievas apsireiškė ir buvo 3 dienom nužudytas. They say he's God, then how does he die? Jeigu sakoma, kad jis Dievas, tai kaip jis gali mirti? So it's a very strange understanding. Ir tai gana keistas suvokimas. God was dead for 3 days. Kad Dievas 3 dienom buvo numiręs. That's what they say, but it doesn't
Doesn't make any sense actually. Aišku, taip jie tik tai sako, bet realiai tai nesudaro prasmės. God died for your sins. Why does God have to die for anything? Why does he have to accept some punishment? Ir Dievas mirė už mūsų nuodėmes. Ir kodėl iš vis Dievui mirti ir dar už mūsų nuodėmes? The idea that God suffers is practically atheism. Ir pati ta mintis, kad Dievas kentėjo arba kenčia, tai yra ateizmas. And he's not God if he has to undertake suffering to vanquish your sins. Then the principle of sin is stronger than God. Ir jeigu jam reikėtų kentėti tam, kad išlaisvinti žmonės iš nuodėmės, tai reiškia nuodėmės stipresnė už patį Dievą. Now, I'm not here deliberately trying to insult Christianity or any such thing. Aš čia, žinoma, nebandau priešiškai kažką pasakyti prieš krikščionybę ar panašius dalykus. But if you think about it, it doesn't make any sense. Bet jeigu pamačius apie tai if one neutrally considers. Tiesiog neutraliai apie tai mąstant, tai nesudaro prasmės. Why should God have to suffer, and how can he die? Kam Dievui reikia kentėti ir dar mirti? So, after all, if we're talking about scripture, we're talking about God's message to mankind. Ir mes kalbam apie šventraštį, apie Dievo žinią žmonijai. So it's the very fact of scripture presupposes that God expects us to use the intelligence that he's given us to understand it. Ir tenai šventraščiuose yra tikimasi ir sakoma, kad žmogus turi panaudoti savo intelektą, kad supras Dievą. But because many of these religious systems, it doesn't really make any sense, so they just tell people to believe it without thinking about it. Bet kadangi daugelis šitų visų religinių sistemų, kadangi ta jų filosofija jokios prasmės nesidaro, tai jie siūlo žmonėms tiesiog tikėti, be jokių loginių paaiškinimų. Because if you do think about it, you'll find it doesn't make any sense. Nes jeigu logiškai pamastysit, kad ten jokios prasmės kaip ir nėra. But we find in Bhagavad Gita a completely different approach in which Krishna is instructing Arjuna and asking him to understand it, asking Arjuna to understand it using his intelligence. Bet Bhagavad Gita, kaip matom, yra kitokios sandaros, kur Krishna aiškina Arjunai viską filosofiškai ir siūlo suprasti intelekto pagalba. And actually, if we ask people to believe in something without thinking about it, that's also meaningless, because how can you believe in something really without understanding it? Ir jeigu mes prašom kažkokio žmogaus įtikėti į kažką, to jam nesupratus, tai neturi prasmės, nes kaip įmanoma kažko patikėti, jeigu tu net nesupranti, kas tai yra. So we invite everyone to use your God-given intelligence to understand these points. Ir kviečiame už tai kiekvieną panaudoti savo intelektą, kurį davė Dievas, kad suprasti visus šitus filosofinius. We're not just standing here banging on some table and saying, believe this or you'll go to hell. O ne šiaip stovėti, daužyti į stalą su kumščiu ir sakyti, tikėk arba eisi į pragarą. Whoever can make the most dramatic presentation, then you're likely to believe him. Ir kuris iš tokių žmonių padarys tokią labiausiai dramatišką sceną, tai jo žmonės ir patikės. That was my question when I was a child, that, the Catholics say if you don't believe in the Virgin Mary, you go to hell, and the Protestants say if you do believe in the Virgin Mary, you go to hell, and the Muslims say, well, if you don't follow this, you go to hell, and then with the Muslims they have Shias and Sunnis, and they all just say you have to believe us or you go to hell, and how can you know? It's just all, it's like playing roulette or something. If you're lucky, you'll get saved. If not, you're going to hell forever. Kai aš buvau mažas vaikas, turėjau šitą klausimą keldavau dažnai, kad vienur sakoma, kad tu šventąją mergelę tikėk ir jin tave išgelbės, o kitur sako, jeigu tikėsi tą mergelę, tai eisi į pragarą. Paskui musulmonų filosofai sako, daryk taip ir eisi į rojų, o paskui kiti sako, kad jeigu tu darysi, tai eisi į pragarą. Ir aš čia gaunas kaip sėkmės ruletė, reiškia, jeigu tau pasiseks, tai eisi į dangų. So we invite people to try to understand this using their God-given intelligence. Todėl mes ir kviečiam žmonės pasinaudoti Dievo duotų intelektų ir suprasti tų dalykų esmę. It's not only by
brain power that one can understand God. Of course, His mercy is required also. Žinoma, neužtenka vien tik proto galios, kad suprasti Dievą, reikia ir jo malonės. But blind dogma is also not very helpful. Bet akla dogma nėra labai sveika. Yeah. So, yeah, please. Is it true that living beings from other planets higher than this earth, they want to come to this earth in order to advance spiritually and go to the spiritual world? Is it true? Yeah. In the feed? It's stated in the Srimad Bhagavatam that the demigods aspire to take their next birth on this planet because it's a more suitable situation for developing Krishna consciousness. That's a fact. Srimad Bhagavatam ir yra paaiškinta apie tai, kad pusdieviai jie nori gimti kitą gyvenimą žemėje dėl to, kad čia daug geresnės sąlygos tobulėti dvasiškai. Okay, I'll take one more question, then we'll finish because people are leaving and Ir vieną dar klausinėlį trumpą. looks like it's getting a bit drawn out for most people. Nes jau žmonės kai kurie išeina. I saw a hand up there previously, so let's take this question. Čia buvo klausimas apie materialių pareigų atlikimą. Ne? O tai jeigu, pavyzdžiui, kaip guru sakė, kad materialus pasaulis tai kaip kalėjimas toksai harmoningas, kaip kankinimo kambarys, tai reiškia, kad ir jeigu žmogus įsitikina tuo, kad jeigu jisai apie tas materialias pareigas, kad kuo jisai norės daugiau kažką duoti materialaus kitiems, tai tuo labiau didesnį nepasitenkinimą sukels savo elgesį. Tai reiškia tik dvasinis dalykas, duoto materialias pareigas, kaip tada jie žiūrėtų. Nes jų atlikimas taip ir padarė nieko laimingo. Tai tada visai nekreip dėmesio į materialių pareigų atlikimą. There was some mentioning about material duties, and my question is that Really? I don't think I mentioned it in this class, although it is often mentioned in various classes. The question is that it is said that one should perform one duties, material duties, but at the same time you have explained us that this material world is a place of miseries only. And even if you perform some material duty and give the result for some person, you only cause him suffering, because this is all material. So should we only give others spiritual things, or what about all these material duties that we have to do? Nes rezultate, reiškia, jeigu nori tapti blogiausiu žmogum, tai reikia materialius darbus. Because at the end, if you're doing material activities, then you become the worst person. Well, as Lord Krishna states in Bhagavad Gita, Kaip Viešpats Krishna ir sako Bhagavad Gitoje, Shariram yatra pichatena prasiddhyate karmanaha. Even to maintain this body, one has to do some kind of work. kad palaikyti šitą kūną, žmogus turi atlikti kažkokį darbą. So, as long as we're in this world, we have to perform activities for the body. Ir tol, kol esame šitam pasaulyje, turime atlikti darbus skirtus palaikyti kūną. And as man, no man is an island unto himself. Therefore, we are social beings. Therefore, we have to interact with others also. Ir nei vienas žmogus negyvena vienas saloje, tai reikia bendrauti ir su kitais žmonėmis. So there are various activities to be performed in this material world. Ir dėl to atsiranda daug darbų šitam materialiam pasauliu, kuriuos būtina atlikti. We should learn how to do them all in consciousness of Krishna. Ir turime išmokti, kaip visus juos atlikti, nepamiršdami Krišnos. By remembering Krishna and acting in a manner
living in this world in a manner that will be favorable for cultivating Krishna consciousness. Visada prisimindami Krišną ir gyvendami tokiu būdu, kad toks mūsų gyvenimas būtų palankus kultivuoti Krišnos sąmonę. I won't elaborate on that because it's quite a big topic. Ir plačiai šią temą nekalbėsiu, nes tai labai And it seems that everyone's quite hungry by the way people are moving around and getting out their plates. Ir atrodo, kad jau dauguma labai alkani, nes slampinėja ir lėkštes nešasi. So I'll save you further torture and allow you all to take prasadam. And if there are more questions, I can meet people afterwards. Ir dėl to aš jums palengvinsiu jūsų dalę ir jeigu dar kažkas nori klausimų užduoti, tai vėliau galės man užduoti po to. Yeah, we'll finish there. Sako, kad jau užbaigsiu. I'll speak with you afterwards. Po to su jumis pakalbės asmeniškai. Thank you for your enthusiasm. But, we have to consider the others also who are, the... Dėkui jums už entuziazmą, turime ir kitus atkreipti dėmesį. I have some... Yeah, okay, we'll finish that. I have some... Oh, one thing, yeah. I'm now going to distribute love of God in liquid form, liquid prem. Dabar aš padalinsiu meilę Dievui skysčio pavidale. This is water from Radha Kund, the most sacred pond in existence. Tai yra vanduo Most sacred water. Radhakundos, tai yra pačios švenčiausios vandens telkinio visam visatui. So I'm going to mix a little with some water from the Kaunas Municipal Corporation supply. Ir sumaišysiu aš biškelį to vandens su Kauno vandeniu iš reiškia visos tos vandentikio. And then whoever wants love of God in liquid form can come up and get a little in the palm of their hand. Ir kiekvienas, kuris nori meilės Dievui skysčio pavidale, prieikite